Mėly baisogaliečiai, šiandieną Baisogaloje pristatomi atnaujinti Baisogalos kultūros namai, kurie Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 metų kovo 23 dienos sprendimu pavadinti Baisogalos kultūros centru, įsteigta savarankiška biudžetinė įstaiga. Tai išskirtinė mūsų krašto šventė. Į ją eita ne vienerius metus savo svajonėmis, kantrių laukimu, vilties drąsinimais, kasdieniniais darbais. Šiandieninė šventė įrodymas, kiek gali daug bendros pastangos, supratingas dėmesys žmogui, nesumeluotas nuošio dvasingumo šaltinis. Kviečiu Baisogalos seniūną Romą Kalvaitį paskelbti patrankų šūviu. Patranko padavinimo ir nuolasį suvešinį atliekam patranko autoriai. Autodami antras armija už Lietuvos žmogų. Žmogaus įdėjo kultūros nuobodi į tą šalis. Dėl to paskutinę, trečią salvę šioj dienoj norim paskelbti ir sušaukti už Lietuvos kultūrą ir jo žmonės. Lietuvos kultūra, trečią salvę.
juostą pakelti kviečiami ilgametis folkloro kolektyvo dalyvis Aurimas Gaidžiūnas, mero pavaduotojas Kazimieras Augulis, rangovo Orestinos montažas komercijos direktorius Darius Grigaitis, praėjusios kadencijos Seimo narė Virginija Baltraitienė, kultūros centro šokio kolektyvas Žolinėlis dalyvis, 2016 metų karate vicečempionas savo amžiaus grupėje ir svorio grupėje Matas Krugelis, Baisogalos bendruomenės pirmininkas Artūras Radžiūnas, tai dėkui, juostą pakeliame ir pradedame lankstyti. Visus susirinkusius kviečiame į kultūros centrą. Dar kartą būkite pasveikinti visi, kurie šią šventę. Ir dabar susirinkę į būrį tikrų kultūros bičiulių, puoselėtojų padėkos iškilmės. Sveiki visi šią gražią popietę atvykę į mūsų šventovę. Ateina diena ir atsineša darbą. Ateina diena ir atsineša šventę. Prieš 3 metus atėjo diena ir atnešė nelengvą, daug nervų pareikalavusi darbą daugeliui institucijų ir daugeliui žmonių. O šventę reikia švęsti ir reikia švęsti Būryje. Ir labai džiugu, kad šiandien mes matome, kad ko gero reikės statyti dar vieną aukštą, nes tiesiog netelpame šioje salėje. Tai ir paplokim patys savo, kad mums reikalinga šita salė, šita erdvė, šitie kultūros rūmai. O šventę švęsti, kaip sakiau, gražu Būryje ir smagu, kad šiandien šventėje dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo narys Aurimas Gaidžiūnas, mūsų mylimas kraštietis. Kaip kultūrai nusilenkti reikia. Labą dieną visiems. Malonu matyti buvo šiandien keliaujant, kad atsinaujino eismas į šią pusę, į šios namus, kurie buvo porą metų tuštesnė. Aš tokį pradėsiu pasakojimą, kas buvo vienam senam klebonui kažkada. Jį vežė kažkoks ten buvęs partinis, kuris negalėdavo eiti bažnyčią, laido savo tėvą. Na, jis sako, dabar turi progą kleboną pakalbinsiu, kaip ten su tuo Dievu, kaip ten kas yra. Tas klebonas toks senokas, bet geras, pabrėžiu, sako žemaitiškai, mono dar įkrapeit. Tai šiandien kažkaip sugalvojau, kad mano darbas toks pat yra, tai priminsiu tą patį. Ir tuo pačiu priminsiu, kad kiekvieno mūsų kažkas yra savito
ir kitokio, ką mes turim tik tais mes nuveikti, tai yra mūsų darbas, vadinkim, arba mūsų pašaukimas. Šio pastato taip pat yra darbas, vadinkim, būti šviesa, kultūra mūsų šeimoms, mūsų miesteliui. Tai norisi paprašyti, kad mes atsistotumėm ir kartu šią palaiminimo maldą laimintumėm darbą šio pastato sūnaus ir šventosios dvasios. Amen. O man pažadėjo, kad atskiri kolektyvai pasikviesim į savo buveinės atskirai. Tai neįsisuksiu taip lygiai. Thank you.
Dėkojame Radviliškio rajono savivaldybės merui Antanui Čepanoniui, mero pavaduotojui Kazimierui Auguliui, savivaldybės administracijai, švietimo, kultūros ir sporto, investicijų ir turto valdymo, statybos skyriams. Ir sveikinimo žodį tarti kviečiame savivaldybės mero pavaduotoją Kazimierą Augulį ir švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėją Genovaitę Jodeikienę. Ko gero, pranas Meilos neįžeis, kai jis pastatė šitą pastatą kultūros namus, mes jį beveik sugriovėm ir čia tame dalyvau ir aš. Tai mes kūrėme, galvojame, kaip padėti vaisiukoliečiam, kurie kultūra ir menas yra pats geriausiai visame rajone ir garsiausias. Tai šiandien turime labai gražius jaukius namus, tikrai išties gal jie per maži, bet kantrybė nugalėjo ir kaip nekeista, vaisiukoliečiai šitą jausmą patiria gal ir paskutiniai, kadangi daugelis kultūros namų rajone yra restauruoti, modernizuoti, bet šiandien jie patys šviežiausia. Jaučiame, kaip kvepia dažais, malonus jausmas. Taigi sveikinu ir dėkoju visiems, kurie nuoširdžiai prisidėjo, ypatingai buvusiems Seimo nariams, suprasdami ir iš vyriausybės skyrė lėšų beveik 1 milijoną eurų, tai Baltraitieniai ir Seimo nariai buvusiai Žvikieniai, tai kad padėjo ir suprato, kad tie pinigėliai būtų skirti tiksliniai, Baisogalai, tai nuoširdus jums ačiū. Tai o jums visiems baisogaliečiai už kantrybę šiandien savivaldybė ir kaip dovana ir pastatas, bet mes jaučiam, kad jūs ištrosite profesionalaus meno. Todėl jums dovana nuo Radviliškio rajono savivaldybės Virgilijos Noreikos koncertas Mano Lietuva. Miela direktorė, jums visiems už kantrybę, už nuoširdų darbą, mūsų dovana jums. Padėkos raštas Virginijai Baltraitieniai už paramą formuojant regioninę kultūros politiką rekonstruoto Baisogalos kultūros centro atidarymo proga. Pasirašo Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas pavaduojantis merą Kazimieras Augulis. Padėkos raštas Zitai Žvikieniai už paramą formuojant regioninę kultūros politiką rekonstruoto Baisogalos kultūros centro atidarymo proga. Šarūnui Biručiui už paramą formuojant regioninę kultūros politiką rekonstruoto Baisogalos kultūros centro atidarymo proga. Baisogalos seniūnijos seniūnui
už krašto kultūros vertybių puoselėjimą, visokeriopą pagalbą rekonstruojant Baisogalos kultūros centrą šio centro atidarymo proga. Vilijai Kaščionienei, laikinai einančiai Baisogalos kultūros centro direktoriaus pareigas, už atsakingą ir kruopštų darbą susijusi su šio centro rekonstrukcija. Pauliui Kabliui, Baisogalos kultūros centro netradicinės kapelijos dainoriai vadovui, už etninės kultūros paveldo, krašto tradicijų puoselėjimą ir visokeriopą pagalbą rekonstruojant kultūros centrą. Uždarosios akcinės bendrovės Orestinos montažas kolektyvui už bendradarbiavimą, atsakingą ir darnų kolektyvo darbą rekonstruoto Baisogalos kultūros centro atidarymo proga. Nebėra kas pastatą, savininkai. Mes savivaldybę sprendžiam, ar alaus bokalą pakelti ar ne, todėl manau, kad turėsite progą šiandien, rytoj už tokį įvykį pabūti, pabendrauti kartu ir gerų, gražių švenčių ir tegu tuose namuose visada skamba daina, liejasi per kraštus šokiai. Su švente dar kartą pabėrėjimą. Pasaugaliečiai, Jaus vakaras, gerbiamas vicemerė, svečiai, su švente pirmiausiai susveikinu. Man pačiam labai smagu sugrįžti į Baisogalą, į namus. Aš užaugau Skėmėse, galima sakyti, toj pačioj parapijoje, įkūriau verslą ir niekiek nesigaliu, kad gyvenu Baisogaloje ir kažką tai galima gero nuveikti Baisogaloje. Mes turim kuo pasidžiaugti, turim gražų dvarą, turime gražią bažnyčią, dabar matot kultūros namus, turim sporto salę ir darbo trūksta, tai galiu pasakyti, ir aš įsipareigoju tą padaryti, kiek galim padėti, tai mūsų labai apleista gimnazija. Visi kalbėjo, dėjavo, dėkuoju, kad pasitikėjote valstiečiais, mes tikrai tą padarysim per 4 metus, aš pažadu, kad tikrai gimnazija pasikeis, kaip, aišku, kaip kultūros namai, kaip kiti objektai. Taip pat norėčiau teikti šių namų, gal laikinai, gal ne visai laikinai, apsakyti laikinai šeimininkė, tai yra Vilijai prisiminimą atvežiau iš Seimo, tai yra tokia kažkokia esmė, kad prisimintų. Taip pat buvo kviestas kultūros komiteto pirmininkas Ramūnas Karbauskis, labai atsiprašė, kadangi dėl užimtumo negali dalyvauti ir prašė perduoti padėkos raštus šių namų darbuotojams, tai bibliotekos darbuotojams, tai Viktorijai Golciniai. Kultūros centro įsteigimo proga. Alvyda Žesniauskienė. Taip pat aš norėčiau padėkoti savo gal taip pat, kuri rūpinasi mūsų miestelio grožiu. Aš taip pat investuoju į grožį, kad visi atrodytume gražesni, kad būtų ką pažiūrėti. Tai su ja gal taip pasišnekam, padiskutuojam, pasitarėm, tai
Augiai Marcinkevičienei. Tokią smulkę dovanėlę, kuris tikrai daug nuveikė Baisogalą ir aš norėčiau, kad daugiau tokių žmonių būtų, tai kuris kūrė Baisogalą mūsų, kuris statė ne vien kultūros namus, pastatė ir daug gyvenamųjų namų, tai Pranui Meilai. Pranas mėgo labai raudoną spalvą. Dabar kėdės kažkada buvo raudonos, dabar žalios. Metai iš metų išlaikė kūrybinę dvasią, meninį lygį, kad tautinėse tūkstantmečio pasaulio lietuvių dainų šventėse dalyvavo 4, 5 ar net 6 kolektyvai iš mūsų tuokart kultūros namų. Esame dėkingi Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriui ir visiems darbuotojams. Nuoširdūs plojimai ir mūsų padėka.
vyno teka, baltos sielos varsto taką. Nuo šiedų paveriamų, nuo šiedų paveriamų, ir svaigių, ir neramių. Ten sidabrą rasta trylį, prie margų vartelių lydi. Tingis užtara klevai, tingis užtara klevai, vėlavai, pavėlavai, tie mergelės pažadai, tie mergelės pažadai, tie mergelės pažadai, kaip ir priešantys dievai, tie mergelės pažadai, tie mergelės pažadai, tie mergelės pažadai, kaip ir priešantys dievai. Pajudam! Su kitu mieloj šneka, man kiekvieną varstą ir kaip papučia rytį, ir kaip papučia rytį, iki sašulinio svirtį. Negu šneka ir negirdi, kaip man skaudžiai maukia širdį, nerūkytas ežeruo, nerūkytas ežeruo, albušyje gyva. Tie mergelės pažadai, tie mergelės pažadai, tie mergelės pažadai, priešantys dievai, tie mergelės pažadai, tie mergelės pažadai, tie mergelės pažadai, priešantys dievai. Sidabrą rasa rydė, prie margų vartelių lydi. Žydi Dievas nužydė, žydi Dievas nužydė, tegu kitas ją lydė. Tie mergelės pažadai, tie mergelės pažadai, tie mergelės pažadai, kaip ir priešantys dievai. Tie mergelės pažadai, tie mergelės pažadai, tie mergelės pažadai, kaip ir priešantys dievai. Paskutinis. Tie mergelės pažadai, tie mergelės pažadai, tie mergelės pažadai, kaip ir priešantys dievai. Pajudam! Ir bendruomenės pirmininką Artūrą Vaziūną įteikti regalijas.
Įgyvendinant iniciatyvą Atrask vaikystės biblioteką, kraštietėjai, Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjai Virginijai Baltraitienei suteikiamas Baisogalos filialo globėjas vardas. Jaudinaus pasirašydama daug labiau negu po priesaiką Seime, nors turbūt svarbi yra daug, turbūt pagal tą svarbumą. Anas parašas turbūt svarbesnis, bet jaudulys buvo šį kartą daug didesnis. Labai ačiū visiems, kurie mane įvertino. Labai ačiū, kad prisiminėt ir iš tikrųjų tai yra man didžiulė garbė. Na, o tai, kad šiandieną kultūros namai sužibo naujomis spalvomis, tai yra turbūt visos komandos didžiulis darbas. Aš kalbu apie bendrą žmonių darbą tiek Radviliškio savivaldybės, tiek seniūnijos, tiek pačių kultūros namų šito centro žmonių, tiek žmonių iš Vilniaus, visų bendromis jėgomis. Šiandieną matome šitą salę ir visą pastatą atsinaujinusi. Aš visada sakydavau, kad daug svarbiau yra žmonės negu pastatas. Pastatas vienas, jis nieko nereiškia be žmonių. Bet kai tiek daug žmonių Baisogaloje, kurie apsirūpi kultūra, iš tikrųjų jiems šitas pastatas naujas, sužibęs naujomis spalvomis, buvo būtinai reikalingas. Tad aš noriu jums visiems padėkoti už tai, kad aš šiandieną buvau taip įvertinta, taip pagerbta ir manau, kad ir toliau dirbsiu ir padėsiu Baisogalai. Ačiū jums visiems atvažiuoti. Garbės piliečių vardą. Kviečiame Aurimą pasirašyti į Baisogalos pasididžiavimo knygą, o seniūną Romą Kalvaitį, bendruomenės pirmininką Artūrą Radžiūną įteikti regalijas. Ačiū visiems. Kažkada per rinkimus pasakiau, kad grįžčiau kiekvieną savaitgalį į Baisogalą. Tai gavau kritikos, kad grįžčiau Radviliškį. Bet vis tiek širdyje grįžtu, kad į Baisogalą. Taip, kad stengiuosi, savo paštas dariau, ką dar galim nuveikti, ką padaryti dėl Baisogalos. Aišku, ne vien dėl Baisogalos, reikia rūpytis visų kraštų, visą Lietuvą. Taip, kad ačiū už pasitikėjimą. Labai sudėtingi žodžiai, Jūra.
panevežį. Sutikau tave galbūt Alytuj, Zarasų autobusų stoty. Mėlynakė geltonplaukė į parėjo nepalaukė. Geltonkasė neatsakė. Sutikau tave galbūt Paryžiuj, Londone, Niujorke, Pamaskvy. Atšilau tave tikrai sutiksiu, net pačiam pasaulio pakrašty. Juodaakė, juodaplaukė, į pabėgo nepalaukė. Juodaakė, juodakasė, o jos vardas buvo Stasė. Kur tu, mergaitė mano, kur tu esi? Jurga, Jurgita. Kas tavo stirnas gavo rytą miške? Jurga, Jurgita. Niekas miškų nukrelę, vos vieną žodį pasakyk. Mechaniškų kaip buvo tą kelią, ir paunėsūkė pamirštyk. Tu vyrų paslaptis pažįsti, ir medžių kalbą supranti. Jūtų miške nuo pat vaikystės, vaidžius vilkotakius randi. Ačiū, gražus vakaras. Mikrofoną, neskolinto, nuosavą mikrofoną atvaresnį. Čia jums, iš tikrųjų, kada jūsų mažiau kas girdės, tai kad turėtumėt mikrofoną, kad jūs užgirstų, ar pasikviesti miestelio bendruomenę į bendrus renginius. Rata,
Linksma diena, su naktim ir čia visada.
tiek saulėtų dienų praleidome kartu ir džiaugiams, kad užaugom dideli. Šiaip viskas neblogai ir gaila tik dėl to, kad tiek brangaus paliekam pakely. Išgerk, brolau, alaus gerą, be knygų, be natų, naujas dainas sudėk, tiek metų jau kartu. Gera, susėsk kartu ir dienų palydėk. Lyg medžiai dideli, visi kažkur toli, pasaulis visas šiandien mūsų namai. Reik pasiguost kažkam, nėr laiko net laiškam, vis skubame ir miegam neramiai. Išgerk, brolau, alaus gerą, be knygų, be natų, naujas dainas sudėk, kiek metų jau kartu. Dera, susėsk kartu ir dienų palydėk.
vadinasi ta. Nu kviečia už. Kartu nusifotografuosime, pastovėkit čia, tegu žiūri į jums dabar. Ką veikia po mišių Antanai? Negi jau nuėjo prie stalelio, a gal košę valgo. Arba cukraus katą, va Antanina. Dar kokį Antaną Pražaniną paimti. Vadovui, dėkojam visam kolektyvui ir lauksime susitikimų kitų Baisogaloj.
Sibirą, skrido uodas Sibirą, grata, skrido uodas Sibirą, grata, skrido uodas Sibirą. Su balonais. Ačiū labai. Tai Vasaros sniego lelių, žiemelaišiai korelių, lauko ugnies lelių. Lelių ir susikaulelių, sadėmų lėlelių.
Netingėkim, mergelę gulbelę, už bernelio išlydėkim.
Gėlės. Ir mes nusprendėme jums parodyti, kad ne vien tik tais galime vaikščioti įprastom suknelėm, kad galime pasipuošti ir gyvomis gėlėmis. Todėl mes norime šiandien jums tai ir parodyti. Ir pirmieji tai pademonstruos Pakiršinio bendruomenė. Prašau pažiūrėnelės ir ponaičiai. Baisogalos Pakiršinio bendruomenė. Vaikams paplokime. Ir ruošiasi į Mantų bendruomenę. Gyva Ramunėlė. Paplojam stipriau, negirdžiu. Va taip. Paplojam. Dideliai paneliai reikia paploti. Netikėki, kad išeisim. Palydėkit, prašau, padėkit vaikų. Neapjėt. Smakai juokiuosi. Pušiu plevėsą vėjo. Mano pareiga ir teisė. Prisijungia Danguolės Fliorinės įmonė. Savęs aš neišduodu. Išbandintas pirmo tako, aš pačiam galiau pjūčiau. Ir pajus, mane išmokiau, kaip širdis samais plaka. Džiai paplojam. Ir nupiešta mergaitė, oi kaip gražiai, kiek daug spalvų. Vasara ir turi būti daug spalvų. Reikia mano pastovumo, mano ieškeliams ir plantams reikia žemuogių rugpjūčio. Tu mane žmonės mergaitė. Tave išmokiau, kaip širdis samanės plaka. Tu mane priimki tokį, nesuprantamą laukinį. Iš geltonų pienių jūros, iš pranytos pirmo tako. Aš pačiam galiau pjūčiau. Sauja žemuogių priskyniau ir pajus, tave išmokiau. Turime labai gražią šeimą ir jeigu gražios mergaitės, gal mama ypatingai. Paplojam svečiam, paplojam.
vietoj stau, šią gatvę praeinansi. Neskubėk, sustok, palauk, miesto triukšmo paklausyk. Tai nepaprasti garsai, visas erdves ir skambės tikrai gyvai. Ji paims tave ir ves ten, kur niekad nebuvai. Kartais mes išties ieškome žvaigždės ten, kur jos nėra. Naujos svajos sužydės, gal ilgai, gal nuolatos, jos tave sužydės. Kartais mes išties. Girl, sit you hallelujah. Girl, sit you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh! Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the scratch. Back to Harlem, Hollywood. Ашам, присекем на грязь. Štrys, kolakis teks. Aukoti viską dėl tikrų draugų, kad nugalėtume kartu. Mes turime savo draugų, širma šiuo ritmu. Mes dainuojame kartu. Čia kur mėlynas dangus.
Ačiū visiems šokio kolektyvams ir vadoviai ir norime įteikti dovanas, kurias skiria